Sveiki dar kartą. Pasaulio čempionatas šį kartą tai yra Argentina, Šveicarija ir apie Argentiną aš žinau, kas yra Lionelis Messi, žinau dar kelias pavardės, bet negaliu ginčyti su Žydrūnu, kuris pats žaidė kažkada prieš Argentiną. Pasakyk, ką galvoji. Aš galvoju, kad tuo metu Argentina mūsų neįveikė, labai aišku, tai džiugu prisiminti, o manau, kad šveicarus turi įveikti ir šiandieną šie dėvimi marškinėliai galbūt ir simbolizuoja. Roberto Jalas? Taip, tikrai būtent šio gynėjo marškinėliai, tačiau aišku jo nėra, yra Lionelis Messi, kuris muša kiekvienose rungtynėse įvarčius ir manau, kad šiandieną taip pat pasižymės šis Argentinos vedlys, Barcelonos klube jam nesisekė, o rinktinėje viskas priešingai, viskas į teigiamą pusę. Aš irgi manyčiau, kad argentiniečiai laimės, priežastis paprasta, galbūt ir pats Lionelis Messi ir Argentinos komanda nežaidė taip, kaip mes iš jų tikėjomės, bet šveicarų trapumą įrodė tos pačios rungtynės su Prancūzija, su daug labiau patyrusią komandą, kai buvo, nesakau, į vienus vartus, bet labai panašiai į tai ir tai reiškia, kad spėjau, argentiniečiai laimės ir šį kartą netgi Jordanas Shaqiri nesugebės jų išgelbėti. Manau, kad rungtynės galbūt nebus rezultatyvas, bet Argentina laimės. Sveiki, mėlyjeji, šiandieną laukia labai romantiškos varžybas. Žais Argentina prieš Šveicariją. Ir kuomgi čia tokios romantiškos? Nes ten žaidžia Lionelį Messi, žinok, jis argentinietis. Man pablūdai gal, nuo kada čia Argentina, tai romantiška. Va Šveicarija, tai aš suprantu, ten kur pienas, karvės, šokoladas ir sūris. Aš ne apie Argentiną šneku, aš šneku apie Lionelį Messi, jis nerealus, jis tobulybę. Vedė savo vaikystės draugę. Ne tai, kad tie visi bjaurybės futbolininkai veda kažkokias porno žvaigždės ir manekenės. Oi, kaip miela. Jėzau. Žiauriai, nerealu. Tai gal šveicariško sūrio ar pieno? Ką tu čia man siūlai su savo to šveicarišku sūriu visai? Aš tau atvėriau širdį, o tu prišikai man į dušę. Eik, tu žinai su savo tą Šveicariją kur? Sveiki, gal jūs norit šveicariško sūrio ar pieno? Pasidėsim kartu. O tu už ką? Tai aišku, už Šveicariją. Ne, tad neįsim. Maišo man. Pasuk, kietu garsu. Aha, va taip. Blondinė. Aš tau dušę atvėriau, o tu man prikakoji į dušę. Eik tu savo tuo Šveicariją. Neišvenk, užmušiu aš tave. Lažybos gyvai. Orangulas.lt